Sveiki, mėly Bostono arbatėlės žiūrovai. Šiandien su Raminta Lapinskaite draugiškai ir bičiuliškai pasinersime į lyderystės kasdienybėje gelmę. Ramintą pakviečiau pasidalinti keletų temų, kurias matau, kad jinai savo asmeninėme gyvenime įgyvendina. Tai apie gebėjimą būti čia ir dabar, apie savęs ir savo istorijos, kokia jinai bebūtų prieinama, bei apie kelionę į širdžiai mylimą veiklą. Beje, Raminta šiuo metu švenčia 7 metų savo veiklos sukaktį ir kas Ramintos nepažįsta, tai pasidalinsiu, ji yra atsidavusi moteriškai saviugdai, veda įvairių formų ugdymo renginius ir taip pat yra 2 knygų autorė. Taigi tariu, labas Raminta, man labai gera, kad mūdvi susijungiam šitam bičiuliškam pašnekesiui, kuris tikiu praturtins ne tik mūsų, bet ir mūsų žiūrovus. Sveika, Aušra. Man taip pat labai gera čia būti su tavimi, kalbėti su tavimi, tavo nuostabioji laidoj, nuostabiu pavadinimu Bostono arbatėlė. Labai gera, iš tiesų gera ir šilta. Džiaugiuosi, praturtinai mano dieną ir tikiuosi, kad mūsų pokalbis iš tiesų nuskaidrins gal ne vieną dieną. Taigi, žengsiu link mūsų klausimų, kadangi laiko turime tiek, kiek turime. Kaip ir sakiau, laidos pradžioje, tu esi man žmogus, iš kurio aš mokausi. Ir vienas dalykas, kurį pastebėjau ir kuris man krenta į akis gerąja ta prasme, yra tavo gebėjimas būti čia ir dabar. Aš prisiminiau Simon Sinek, jisai vieną kartą yra pasakęs, kad apie gebėjimą būti čia ir dabar sprendžiam ne taip, kaip mes patys jaučiamės, ar galim būti čia ir dabar, bet kaip kiti žmonės pajaučia. Ar pajaučia, kad tu esi čia ir dabar ar ne. Tai šitas yra rodiklis ir tu man esi tas žmogus, kuris, tiek kiek tave pažįstu, moka tai daryti, kai esi su manim bendrauji, tai esi 100%, kai esi su kažkurio kitu žmogumi, irgi moki su juo būti, pastebėti, reaguoti, padrąsinti. Ir taigi man kyla klausimas, kaip šiais laikais tai mus drasko į įvairias pusės, dėmesį mūsų blaško, įvairūs dalykai, kaip tokiu dėmesingu išlikti, kaip tokiu būti. Žinai, jeigu taip draugiškai ir atvirai, tai pradėsiu turbūt nuo asmeninio pavyzdžio, kaip aš to mokiausi ir kas mane mokė, o po to atsakysiu ir į tavo klausimą. Ir klausydama tavęs, daugybė man prisiminimų galvoje prasisuko apie tai, kaip mano dukra, jai dabar 13 metų, nežinau, nesuskaičiuojama daugybę kartų mudviem šnekant, man yra pasakius, mama, bet juk tu manęs dabar nebesiklausai, tu tik sakai, aha, bet iš tikrųjų manęs nebesiklausai. Ir žinai, aš santykyje su ja dabar pagalvojau, kad santykyje su ja mokiausi to totalaus dėmesingumo. Ir per 13 metų, matyt, man visai neblogai pavyko išmokti. Nes vaikai, aš daug ko iš jos išmokau, bet vaikai turi tą tokį labai didelį nuoširdumą, tarkim, kaip tu sakei, ar ne, mes tarsi būdami šalia kitų žmonių pastebim, kad jie ten mūsų nesiklauso, kad jie ten į mobiliaką sulindę ar ne, ar ten visiškai mes jiem nerūpim, bet varžomės pasakyti, ar ne, kaip čia pasakysi žmogui, ten vis aukštesnio statuso, čia gal įsižeis ir taip toliau, vaikai šito neturi, jie taip tiesiai šviesiai. Tai galbūt mano tokia asmeninė kelionė, kuria tokia asmeninė gyvenimiška sėkmė į tą kelionę palydėjo, bet šiaip vienas dar dalykas, kuris tokį svarų ir svorio turinti vaidmenį suvaidino mano tame pasirinkime mokytis, susitelkti į šią akimirką, tai buvo mano visiškas negebėjimas multitaskinti, tas liaudiškas toksai žodis. Aš dar labai seniai, dar tada, kai dirbdavau samdomuose darbuose, ne sau, dažnai pastebėdavau darbo skelbimuose irgi tą tokį, kad multitaskinimas yra tarsi ta
savybė, kuri yra reikalinga šiuolaikiniam žmogui, šiuolaikiniam darbuotojui ir dar būna kartais pajokauja kolegos ar vyrai ar bičiuliai, kad, nu va, jūs moteris, jūs tai turit sugebėti multitaskinti. Tai aš jaučiausi, kad aš šitoje vietoje visai nepanašiai kaip tos moteris, atsimenu, nuėjusi į beveik kiekvieną darbo pokalbį, sakydavo, kad man yra sunku multitaskinti, aš tiesiog negaliu to daryti. Aš tik sąžiningai savo pripažinau, kad kai aš turiu 3 darbus, aš ne vieno gerai nepadarau. Aš galiu šiek tiek prisėsti, bet tas dėmesys, jisai, kai nėra gilus, aš negaliu nieko giliai ir padaryti. Galiu paviršutiniškai ten kažką supakuoti, bet ten nebus širdies, kaip sakant. Tai va, tai aš pradėjau klausti savęs, kas čia su manim vyksta. Aišku, pačioj pradžioj mano kelio savęs priėmimo, tu ir sakai apie savo istoriją ir save priimti. Aš galvojau, kad čia kažkas su manim negerai. Nu, aš čia, kas čia, aš per moteris esu, kas čia per darbuotoja, gal tokia atsilikusi ir nešiuolaikiška. Bet pasidomėjau moksliniais tyrimais ir ačiū Dievui, jie mane kažkaip išlaisvino šitoje vietoje, nes įrodyta daug kartų yra per įvairiais rakursais, kad multitaskinimas yra ir žmogui pačiam nesveika ir tai sukelia labai daug streso ir darbo kokybė nukenčia ir laiko trukmė iš tikrųjų prasiplečia. Tai va, tai aš mokiausi tada gyvenime gyventi su tuo, kas esu, su tuo resursu tokiu ir daryti darbus vieną po kito. Jeigu aš skaitau, tai aš skaitau. Jeigu aš esu gamtoje, tai aš esu gamtoje. Jeigu aš esu su žmogumi, tai aš esu su žmogumi. Jeigu viena, tai totaliai viena. Tai va, to tokio totalumo, kas padarė, iš tikrųjų irgi nebuvo lengva ir yra kelionė, į tai visa graži kelionė, bet padarė mano gyvenimą dabar tokį, kad jis teka nuo vieno proceso prie kito. Ir jeigu taip atsitinka tokių dienų mano gyvenime, aišku, ašgi žmogus esu ir šiuolaikiniam pasaulyje, kuomet daug įvairios informacijos vienu metu ir ten tas paskambina, tas laišką parašė, tas tą ir aš tada pasijaučiu, kad vėlgi man įsijungia tas senas noras viską daryti vienu metu, viską priepti vienu metu ir tada man reikia vėl savo priminti, kvėpti, iškvėpti ir po vieną. Kas man dabar svarbiausia? Kas įdomiausia, dažnai klausim, kas man dabar būtų įdomiausia. Ir padarau tą, kas įdomiausia. Tada iš kitų dalykų pasirenku, kas likia. Ir taip nuosekliai vieną po kito įgyvendinu visas net netikėtai užpuolusias mane užduotis, kas man duoda tokio labai didelio pasitenkinimo ar savęs priėmimo, ar nebandymo iš savęs vaizduoti superherojaus. Esu žmogus ir su ribotom dėmesio galimybėm ir tą dėmesį pakreipiu tiesiog. Tai vadinasi, visi apribojimai mums kartais yra pačios puikiausios galimybės. Vienareikšmiškai, žinok, kuo aš labiau gyvenu taikoj su savim, tuo daugiau pasitenkinimo gyvenimo yra, kai nustojau nebevaidinti tai, kas aš nesu, nustojau meluoti kitiem, kad aš kažką sugebu, aš sakau, aš nesugebu, aš nesigaudau, aš norėčiau gaudyti, arba nenorėčiau, iš tikrųjų verčiau pasamdysiu žmogų, negaliu visko išmanyti pats. Tai visai tas toks gebėjimas būti žmogišku žmogumi, tai reiškia turėti sričių, kur tau nesiseka, turėti sričių, kur tau jos yra neįdomios iš tikrųjų, ir nevaidinti, kad tau jos yra įdomu. Turėti santykių tokių, ar ne, ir drįsti iš jų išeiti, ir drįsti net dalyvauti kažkokiam, tarkim, giminės valyje, kai aš mieliau kažką net su knyga laiką leisčiau. Tai va, apie tokį savęs priėmimą. Ir dar ką girdžiu iš tavo dukra Jogailė, buvo tavo mokytoja, tai vėlgi, kartais mes turbūt nepasirenkam tų mokytojų, jie patys ateina ir yra didelis iššūkis. Ir kartu puikia galimybė, kai juos priėmė, kiek daug išmokti. Bet taip pat kažkaip dabar tavęs klausau, savo istoriją irgi peržvelgiu gyvenimo kelionį, kiek tų mokytojų, kurie gyvenime mokė mane, ne dėl to, kad jie būtų kažkokie išmintingi žmonės, bet dėl to, kad išminties turėjau jų dėka įgyti aš, ar ne, arba mes visos kažkuria prasme sutinkam tokių žmonių įvairių, tarkim, boso pavidalu, vadovo pavidalu, ne vaikų pavidalu, uošvio pavidalu, ar ten dar kažkokio kito žmogaus gyvenime. Ir mes tų žmonių paprastai net nebūna, kad
gerai, jeigu laikom autoritetais, bet dažnai galvojam, na, kad net ir ne autoritetai, bet jie vis tiek tampa mūsų mokytojais, kad galbūt autoritetą išsiugdytume mes pačios, jie pastovėtų už savo nuomonę kartais ir tai. Ir turėtum, Raminta, dar kokį patarimą mums visiems, kurie iš tiesų išgyvenom, aš pati išgyvenu tą sunkumą, ar ne, susikoncentruoti į vieną dalyką, ir nors atrodo noriu, gal dabar nežiūrėsiu telefoną, dabar tik tai skaitysiu knygą, dabar būsiu tik su tuo žmogum ir negalvosiu, o ką darysiu pietums ir visa kita. Tas lyg noras yra, bet kai ateina tas momentas, tik vis tiek išsiblaškai, išsitaškai. Jeigu turi, koks ateina į galvą, patarimas, pasidalimas, kas mus galėtų įkvėpti tam augimui. Laiku labai padėjo, žinai kas, Dalai Lamos išsakyta mintis, kurią aš pradėjau taikyti kasdienybėje. Jisai yra pasakęs, sako, mes žmonės laiko šitoj žemėj turim ne tam, kad spėtume viską, bet tam, kad spėtume padaryti pačius svarbiausius dalykus. Ir aš kiekvieną dieną buvo etapas mano gyvenime, tikėtina, kad tai buvo sandūra tarp tos senojo kelio ir to, kad aš pradėjau, kuomet aš tada tikrai pradėjau jausti šeimininkę savo gyvenimo. Ir aš pradėjau ryte tik nubudusi nuo klausimo, kiekvieną dieną klausdavau savęs, kas man šiandien yra svarbiausia. Ką aš šiandien svarbiausio turiu padaryti. Kartais ir atsakymas, kas įdomiausiais, neteina tas pats kiekvieną dieną, o kartais tas pats. Tai priklausoma iš tikrųjų nuo kiekvienos dienos. Kartais svarbiausia man būdavo pabūti ryte, išlydint dukrą į mokyklą su ja santykyje, nes aš žinau, kad nematysiu jos visą dieną, ar ne. Kartais man svarbiausia būdavo perskaityti kokią nors įdomią knygą. Būtinai ją reikia pabaigti šiandien, ar ne? Bet būna tas toksai svarbiausias. Kartais man svarbiausia yra išeiti į gamtą ir pabūti miške, ar nuvažiuoti prie jūros. Kartais svarbiausia yra koks nors susitikimas, o kartais svarbiausia yra knygos rašymas. Ir žinai, kas atsitiko man taikant šitą paties svarbiausio dalyko iš pat ryto, kaip čia taisyklė, kad kai aš padarau tą patį svarbiausią, kas mano vertybių sąraše yra svarbiausia, man tada visa kita diena tokia lengva pasidaro, tada nieks nebeišmuša iš vėžių. Aš viską svarbiausia jau padariau, tą, ką labiausiai norėjau, o tada koks nors, kaip būna tie netikėti įvykiai, ar ne, pasaulis griūva. Ir tegu griūva, aš jau svarbiausią dalyką padariau, dabar galiu ten šiek tiek griūti ir su juo, nebelieka tos tokios įtampos, kai nutinka netikėti dalykai, nes tai, kas man buvo brangiausia, aš jau įgyvendinau. Ir paprastai tai net neužima daug laiko. Tarkim, aš dabar dirbu ties 3 savo knyga ir aš įvardinu savo, kad tai man teikia didžiausią pasitenkinimą. Ir dabar toks žiemos laikas, negaliu aš atsiduoti nuo ryto iki vakaro knygos rašymai, bet būna parašau valandą, viskas. Aš padariau svarbiausią dalyką, dabar einu gyventi. Einu būti mama, būti lektorė, būti draugė, būti partnerė, ar ne. Tai va. Vieno dalyko taisyklė. Svarbiausia per dieną. Svarbiausia. Ir svarbiausia tą dieną tą įgyvendinti. Nesvarbu net kiek laiko. Per knygos mes negi neparašysim per vieną dieną čia. Tai yra įmanoma, bet valandą ar pusvalandį mes tam galim skirti ir tada toks pasitenkinimas ateina. Toks tikrai didžiulis pasitenkinimas. Kad mes svarbiausius dalykus nustumėm ne į sąrašo galą, o kaip iki dienos priekį. Ir dar vienas dalykas, irgi toks atėjęs su gyvenimu ir žengiant per patirtį, kad tas toks laiko stokos dalykas, ar ne, tas prote besisukantis, tai neturiu viskam laiko, ar ne, čia tiek reikia spėti, čia aš to atrodo subirėsiu. Bet tai laiko stokos pojūtis, ypač jeigu jisai chroninis yra, tai būna situacijų, kur pažeria tiesiog per akimirką dalykų gyvenimas, ar ne, bet tai tikrai nėra nuo ryto iki vakaro tas visas, bet jeigu tai yra chroniškas bėgimas, tai mano galva, mano pajautimu ir patyrimu tai yra ženklas, kad stokoja minučių, dienų ir mūsų dėmesio, mūsų siela, patys svarbiausi dalykai, mūsų įkvėpimas, tai, ko mes maitinamės iš vidaus, o ne tos visos veiklos, nes būna padarius tuos pačius svarbiausius dalykus, pamaitinus savo vidų, tai tada atsiranda laiko viskam, atrodo.
atrodo, ir su drauge galiu pašnekėti, ir va blynų iškepti, ir ten dar kažką padaryti, kas nebuvo mano dienos plane. Bet toks įdomus labai fenomenas, kad pradedant nuo svarbiausių dalykų, atrodo, atsiranda tada laiko apskritai viskam. Bet čia toks kažkoks požiūrio kampas, patirties kampas. O Raimonda, dabar sakyk, einant prie antrosios mūsų klausimų grupės, man pačiai įdomios ir tikiuosi mūsų žiūrovams įdomios, nes mes dažnai užsiemam saviplaka ir turbūt nei vieno iš mūsų gyvenimai nėra tobuli, kai kurio galbūt ir tikrai labai randoti, ar ne, turime nugyvenę visko ir negyvename. Kaip būti su visu tuo, kaip to neatstumti, nespardyti, bet priimti ir dar daugiau pamilti. Kaip tai daryti? Čia pats didžiausias grožis, ko gero, ką gali žmogus transliuoti į pasaulį, atnešti į pasaulį, tai savo netobulumą. Man taip atrodo. Nes mes iš tikrųjų augam tokioje visuomeniai, kuri turi daug idealų. Nu, pat mažumės, ar ne? Mes esam skiepijamos būti kažkuo. Moteris turi idealų, taip vadinamieji stereotipai, ar ne? Mergaitėms tas galima, mergaitėms tas negalima. Kaip čia tokia gera mergaitė ir susitepusi suknelė, ar ne? Va tokių girdim nuo vaikystės. Vyrai lygiai taip pat turi savo spektrą, puokštę tų šablonų, į kuriuos jie kišami yra nuo prigimties. Ir taip mes užaugam įsivaizduodami, kad tam, jog kiti mus mylėtų, kad pripažintų darbe, kad sektųsi visuomeniai, socialiniai erdvėj, mums reikia atitikti tuos šablonus, tuos idealus, tuos, ką sako, mes moteris, aš gal per moterų prizmę kalbėsiu, nes daug su jomis dirbu, reklama ir visa kita, tie, kas ateina iš išorės kažkokie tokie kaip štampai, mes norim juos atitikti ir tada įsivaizduojam, kad va ten meilė, ten pripažinimas, ten tada aš jau būsiu pakankama. Kas įdomiausia, mes esam labai labai pavargusi visuomenė pačios, viduje labai pavargusios esam nuo to griežtų, aukštų standartų savo. Ir kai bent viena moteris draugių rate, Facebook'e, knygoje ar kažkur, nežinau, kažkokia forma, išeina ir pasako, va žinot, aš nesu tobula ir man tas nesiseka arba tas sekėsi, bet kelias iki to buvo vingiuotas, ar ne, arba pasižiūrėt mano situacija tokia, aš čia jaučiu susirūpinimą, gėdą, arba važiuok medituoju 10 metų, norėčiau būti rami kaip Buda, bet dėja taip nėra situacija ir aš sureaguoju visiškai, kaip atrodo tas Budos idealas, tarkim, pavyzdys. Ir tada visos kitos moteris ir visa kita aplinka palengvėja visiems, palengvėja, atrodo, toks gaunasi, tas netobulumas yra netgi dovana, žmogiškumas yra dovana, kurią mes galim vieni kitiems įteikti, kad ir aš esu žmogus, kad ir man nespėjau, ir aš nespėjau, ir ten, sakykime, aš nepatenkinta savo pilvu, tarkim, ar ne, kažkas tai tokio. Ir tada, tai yra, mes atrodo, kad mes tam, kad būtume mylimos, turim būti kažkokios idealios, bet priešingai ateina meilė ir kitų žmonių pagarba, kai mes esam neidealios, esam savimi, tada mus pradeda gerbti už buvimą savimi, už tiesiog buvimą savimi, už pasistatymą, pripažinimą tų dalykų, kurie yra iš tikrųjų, nes mes visi esam žmonės. Ir šalia žmonių, iš tikrųjų mes, vėlgi, ta pati iliuzija, atrodo, kad kai būsim tobuli, tada kitiems bus gerai šalia mūsų, bet šalia mūsų netobulų yra geriausia visiems. Žmonės gali atsipalaiduoti, na, šito tokia netobula atipūtus, tai vadinasi, ir aš galiu būti savimi, galiu čia atsipūsti. Tai va, tai, nežinau, gal tau klausant kyla klausimų, bet čia yra tokia, sakyčiau, irgi iliuzija, su kuria mes ateinam į šitą visuomenę per gimimą, ar ne, ir per visą socializacijos procesą, ir po to gyvendami ir stebėdami tiek save, tiek tai, kas padeda mums kurti ir išlaikyti santykius, mes pamatom, kad tikrai netobulumas yra tai, kas pakiša labai daug pagalių į įvairius faktus ir darbe, ir santykiuose, ir savęs priėmime, ir nuotaikoje, visur, kur mokslas vėl
mokslo, labai daug mokslinių įrodymų, smegenų tyrinėjimai, neuromokslas kalba apie tai, kad kritiškas savo žmogus, tas, kuris nuolat save uja, jis eina prieš save ir jis eina prieš visą savo sveikatos sistemą. Jis yra pats save ėdantis mechanizmas iš tikrųjų. Ir tai kenkia, tai žaloja. Tai persiduoda kitiems ir ne, kaip elgėsi pats su savim, tada taip ir elgėsi ir su kitais. Tada ir kiti yra nepakankamai tobuli, nepakankamai geri, turi atitikti kažkokį tą standartą ir susikuria tas visas ratas ir ne tokios įtampos aplink. Kaip pastebėjusi esi, Aušra, pati iš savo gyvenimo, kad šalia vienų žmonių tu gali atsipalaiduoti, ar ne, arba tokia, tiesiog net fiziškai atsisėdi prieš juos, ar ne, ir yra prie kitų kaip stygutė. Tarsi kaip stygutė, tik ir laukia, ar ne, kur ką pasakyti. Tai bent jau aš irgi pastebiu, tai man tie žmonės, šalia kurių aš pati, taip net nejučia atrodo įsitempiu, man tai signalizuoja iš tikrųjų, kad žmogus pats yra labai labai stipriai įsitempęs ir su tokiais, ar tai būtų vadovai, ar partneriai, ar kas su tokiais labai sunku yra dirbti, iš tikrųjų labai labai sunku dirbti. Aš esu gyvenimą įvairių tų partneriščių turėjusi, tarkim, ir darbinių, profesinių, kai minutę skaičiuoja žmogus, tikrai toks tikslus ir toks įsitempęs, toks preciziškas, tai ir įtampos aš pilna esu kaip partnerė, ar ne, kolektyvas visas pilnas yra, šeima visa pilna. Pavyzdį noriu pasidalinti. Viena moteris, kelių vaikučių mama, nežinau, 2-3, pasakojo per seminarą, šiuose seminaras buvo, pasakojo apie tai, kaip stengiasi būti pati geriausia mama. Maži 3 vaikai, darželiai, būreliai ir ten namai tvarkingi, maistas sveikas. Grįžta mergaitė, jos 5-metė iš darželio, parneša piešinuką, šeimą nupiešė. Ir čia mama, tėtis, čia brolis, ir mama sako, o kas šitą raganą, tokia pasišiaušus, tokia visa pikta. Ta mergaitė atsisuko, mama, ką tu nesupranti, čia kai tu. Aš tave nupiešiau. Ir vėlgi grįžtam prie vaikų išminties, ar ne, ir ta moteris sako, tai aš iš tikrųjų, aš tokia tobula, bet aš visą laiką, nervai kaip laidų plika vėla, kaip sakant, visą laiką įsitempu tokio. Viskas, kas turi būti pagal tą kažkokį idealą, sako, man eina per įtampą. Ir vaikas tą pastebi, ir vaikas tą atspindi. Ir kai pamatė savo vaiko piešinį, radikaliai pakeitė santykį su savimi ir su savo to tobulumu. Toks pavyzdys iš gyvenimo. Apkabinti savo netobulumą. Apkabinti. Pamiluoti. Apkabinti. Pamiluoti, priimti, žmogiško meistriškumo. Aš galvoju, kad mes visi gimstam šitoj žemėje, kad išmoktume to, čia sako, meistriškumo, būti žmogumi, būti pilnu, būti tikru, būti tuo netobulu, būti tuo ribotu ir būti tuo tokiu žmogumi, šalia kurio ir kitas gali būti žmogumi. Ir santykiai gali būti tik tarp 2 žmonių, ne tarp 2 įvaizdžių, ne tarp 2 statusų. Taip mes žinom, yra tų formalių santykių. Tai nėra santykiai, kurie maitina mūsų sielą. Tai čia ne apie tai, bet tai, kad santykiuose mes pasijaustume iš tikrųjų susijungusios su žmogumi. Tai mes privalom nusiginkluoti, nusimesti visus šarvus įvaizdžius ir tapti žmogumi, tapti savimi. Tada kitas irgi ateis kaip žmogus nusimetęs visus įvaizdžius ir tada įvyktų susitikimas. Raminta, dabar noriu perėti prie kitos dalies, kurią norėjau paprašyti tavęs, kad pasidalintum su mūsų žiūrovais apie tavo nueitą kelią. Ir iš tos pusės, kad aš žinau, mano aplinkoje yra žmonių, ir aš pati esu toje situacijoje, kad svarsto, o kur ten jų yra tas tikrasis profesinis pašaukimas. Atsiduria darbuose, kuriuose vargsta, senka ir tiesiog jau randasi be visų savo syvų, energijos ir resursų ir neranda išeities. Ir aš tikiu, kad visi esam pašaukti būti laimingi savo profesinėje veikloje.
Bet kaip tą padaryti, kaip žengti tuos žingsnius, kaip atrasti, nes suprantu, kad čia yra labai plati tema, bet vis tik, tu pati esi širdžiai mylimoje veikloje, 7 metus šventi šitą savo šventę, kuri yra visokia ir visokių dienų, ir skaičiau tavo Facebook'o įrašą, ar ne? Tai visko buvo, visko yra ir visko bus, tai nėra tik tais rožinės dienos, bet vis tik laiminga tame, kur esi ir tai, ką darai. Tai kas tau ateina į galvą pasidalinti su mumis, kurie tokie svarstantis, dvejojantis, ieškantis savęs, galbūt užspausti, kaip išdrįsti eiti ten, kur širdis šaukia. Man pirmas dalykas, kas ateina į galvą tavęs klausant, vėlgi gal apie tas tokias iliuzijas, kažkokias mes, kuriuose gimstam ir visa aplinka yra tų persmelkta. Mes labai dažnai savęs ieškom už savęs ribų ir to mylimo darbo ieškom už savęs ribų. Kažkur jį reikia surasti. Kaip ir su laime, žiūrėk, kažkur ją reikia surasti. Ar santykiuose, ar kitame žmoguje, ar kitame ten kažkokiame darbe, ar ten ar kelionėje galbūt. Kiti į Indiją važiuoja laimės ieškoti, ar ne? Kažkur už manęs tai yra. Tai man labai norisi pasakyti, kad kalbant apie tą širdžiai mielą veiklą, taip ieškoti savyje ir kaip ieškoti per labai paprastus dalykus, per tai, kas mane džiugina, per tai, kas mane įkvepia, per tai, ką aš veikiu, neskaičiuodama valandų, visiškai, atrodo, pasineriu, netgi per tai, kame kraujas užverda, kai aš apie kažką pagalvoju, apie tokią aistrą, ar ne, gyvenime daug labai kelių yra, kaip atsikasti tą savo branduolį, vertybinį branduolį, per vertybės būtinai, ką aš vertinu. Vėlgi atsimušame tą patį pirmą klausimą, o kas man yra svarbiausia? Kas yra man svarbiausia dienoje? Netgi darant, tarkim, nesitikint greitų stebuklų, bet darant metus laiko tą praktiką, kurią aš parekomendavau, padaryti svarbiausius dalykus per dieną, dienos pradžioje, arba tiesiog būtinai įsitraukti juos į dieną, ir tai galima daug apie save susižinoti, nes mes pradėsim matyti, kas man yra svarbiausia. Tai kartosis, pradėsim matyti, kad santykiai svarbiausia, pradėsim matyti, kad kartosis jo kūryba svarbiausia yra, pradėsim matyti, kad, tai aš degu nuo lyderystės temų, tai aš degu nuo vadovavimo, man tokia įdomi ta vadovavimo tema, ar ne, kaip čia komandą suburti, kaip čia žmonės įkvėpti. Aš nuolat tuose mokymuose, pavyzdžiui, kaip man buvo, aš eidavau į darbą, o visus uždirbtus pinigus išleisdavau mokymuose. Coachingo mokymai, ar net lyderystės mokymai, transpersonalinės psichologijos, psichoterapijos, visokie mokymai. Aš visus tarsi pinigus, tuos, ką uždirbdavau, išleisdavau ten. Nes man ten buvo, ten virė mano gyvenimas, ten džiaugiasi mano širdis. Tai ir paklausti, kur aš išleidžiu pinigus, nekalbu apie būstą, rūbus, bet o kodėl ne rūbai? Kai kurios moteris iš tikrųjų išeina iš darbo ir imasi stilistės vaidmens, ar ne? Visą gyvenimą mažumos rūbas, spalvos, daug dalykų reiškia. Tai kad neieškoti kažkur, kad ten, tai yra čia. Ir tai tiesiog reikia stebėti, lavinti ir leisti savo daugiau patirti tų dalykų, kurie patinka, kurie yra malonus, kurie teikia džiaugsmą. Ir tai vėliau ar anksčiau mes pamatysim tendenciją, o pamatę tendenciją jau žinosim kelią. Nes būna tikrai labai ir edukacinė sistema, ir visuomenė yra tokia, kur mes labai pametam tai, kas mums yra brangu, tai, kas mums yra gyva, tai, kas mums yra tikra. Tiesiog taip kultūra veikia, regis, kad visa, ypač sovietinė edukacinė sistema ir postsovietinė, ta tokia, kad mes vėl būtume orientuoti į rezultatą, į tą 10-tuką, o ne į tai, kas mums iš tikrųjų natūraliai patinka ir gerai sekasi. Tai čia šiek tiek savistabos, kantrybės ir jau atradus tą siūlo giją, kitas dalykas labai svarbus, paraleliai mokytis ir meilės savo, to, ką mes apie tai kalbam, to savęs priėmimo, nes tik patinkantys savo žmonės ryžtasi po to tiems pakankamai patinkantys, pakankamai patinkantys žmonės ryžtasi pokyčiams. Kai kurie dešimtmečius ir prasėdi nemylimame darbe ir gyvena paralelinį antrą gyvenimą, kokį nors, kur ten kaupia ant
antrą, trečią išsilavinimą ir neišdrįsta to pakeisti, nes nėra meilės savo. Bet aš tą sakyčiau, nėra tos pagarbos savo, nėra savo vertės tokio dar stipraus pajutimo. Vat antras žingsnis jau norim pereiti į savo kelionę, tai yra pakankamai turėti pagarbos ir meilės savo, pakankamai, kad jos užtektų, bent jau drobančiais keliais ar ten virpančių balsų išeiti prieš vadovą ir pasakyti, va, dedu pareiškimą ant stalo, nes nusprendžiau eisiu savo keliu, panašiai. Ačiū tau, Raminta. Ačiū už pasidalinimus, už tą padrąsinimą eiti netobulumo keliu. Mūsų ir laida šiandien taip netobulai rašėsi. Ir neaišku, kaip jinai dar čia gausis, nes pirkinėjo mums interneto ryšiai ir pati pradžia tokia atrodė su kažkokia įtampa ir viskas gerai būti netobulu. Galbūt kažką įkvėps kitus daryti irgi dalykus. Matot, žiūrėkit, čia tas daro taip netobulai. Žinai, va dabar dar grįžtant prie mano veiklos, koks įdomus dalykas, net dabar po 7 metų aš galvoju, aš turėjau būti beprotiškai drąsi tais laikais, bet sako, naujokai turi pranašumą, jie neturi nei reputacijos, nei kažko, jie neturi ką prarasti iš tikrųjų, ar ne bet kurios srity naujokai. Tai žinai, aš atsimenu, kai mes pradėjom savo mokymų veiklas su kolege, aš ją pasiūliau, man gimė ta idėja, jinai gyveno miesto centre ir mes darydavom mokymus jos bute, ant sofos, moterų mokymai ant sofos, visiškai tiesiog tokiu paprastuoju būdu, taip netobulai pradėjom savo kelią ir iki pat šiol turim moterų klienčių, kurios atsimena mus nuo butuko laikų, sako, aš jūs atsimenu tais istoriniais butuko laikais, taip kad net netobulai mes galim pradėti iš tikrųjų, pradžioms tobulumo mažiausiai reikia, pradžioms kaip tik reikia drąsos ir norėti kažką padaryti, ar ne, norėti įgyvendinti, norėti eiti į naują patirtį, o ne dekoracijos, ne baldai. Dar irgi vienas dalykas, atsimenu, vienas kolega lyderystės konferencijoje, mes kartu buvom, atsimenu, jisai pasakoja, sako, aš jau noriu pradėti daryti webinarus, bet neturiu pačios geriausios technikos, to negaliu to daryti. Tai kol mes kaupsim, tai ir pražilt galim, ir pinigų gali tai technikai neatsirasti, ar ne, ir ten neįtik ta technika, bet imi su savo telefonu, filmuoji savo namuose ir viskas. Ir tai jau yra patirtis, o ne technikoje esmė, o toj patirtyje. Išties yra. Ir tame galiausiai, grįžtant prie to, ir užbaiginėjant mūsų laidą apie dėmesingumą, tai aš prisimenu, buvau tavo kursė, ar ne, kurį tu vedei per Facebooką, kur atrodo daug žmonių dabar diskutuoja, ir iš viso online galima daryti ugdymo, saviugdos kursus, ar ne, ir dar kai žmonių veidai matosi, tai čia dar kažkas, bet vis tiek reikia paliesti vieniems kitus, nes kitaip jau čia neįvyks. O tu vedei taip per Facebooką, kur net nematai mūsų nei veidų, nei žinai, ką mes ten veikiam, prisijungusios ar neprisijungusios. Ir buvo patyrimas, kad buvo tas ryšys ir buvo tas dėmesingumas ir aš tau su tavim dalinuosi ir pasidalinsiu čia, nes tai taip gražu, kai ten viena dalyvės komentuodavo kažką ir labai daug komentarų buvo vienu metu ir žiūriu, Raminta taip intensyviai jos skrolina, kad nori pasižiūrėti, kas ten buvo, ir ten nieko ypatingo nebuvo, ten kažką, tik tiesiog viena paminėjo, bet jinai pamatė, kad kažkas kažką pasakė ir tai buvo svarbu sugrįžti prie to, tą pastebėti. Ir tada sakai, kartais gali būti, kad mes sėdim šalia vienas kito ir nematom kito, nejaučiam. Ir kartais gali būti, kad tu net veido nematai nei per ekraną, bet gali jausti, gali patirti žmogų. Ir čia yra tiesiog daug kas yra mūsų intencijų, mūsų ketinimuose, mūsų tame dėmesingume, nori būti su žmogumi ir įsileidimo į gyvenimą savo to paprastumo, netobulumo.
Ir vieno svarbaus dalyko per dieną. Vieno svarbaus dalyko, paties svarbiausia, ne šiaip svarbu, žinok, svarbiausia padaryti patį svarbiausią dalyką, o visą kitą jau tada. Mano svarbiausias dalykas buvo rašyti šiandieną laidą. Ir taip, tave šiandien. Atsipalaiduoti ir mėgautis, jau kaip bus, tai bus po to. Tai ačiū, Raminta, tau už prisijungimą, už pasidalinimą, už tą paprastumą. Ir ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrite mus tokius, kokie esame ir tikimės pasisėmėt kažko gero, kažko įkvepiančio, kažko naujo galbūt, padrąsinančio. Ačiū Jums ir iki malonių susitikimų. Labai ačiū tau už tavo iniciatyvą. Ačiū visiems čia buvusiem, klausiusiem, esantiem. Ir iki kitų. Iki.